Ei, keistoliai, kodėl jūs taip atrodote? Kodėl paslėpėte savo veidus? Robotuk, juk šiandien užgavėnių šventė. O kokia tai šventė? Kaip jį švenčiama Lietuvoje? Užgavėnės – žiemos išlydėjimo ir pavasario sutikimo šventė. Ji švenčiama su dideliu triukšmu, kurio siekiama išgąsdinti žiemą. Per užgavėnių šventę reikia persirengti neįprastais drabužiais, pasigaminti kaukes. Kiekvienas turi pasistengti apsirengti taip, kad atrodytų kuo baisesnis ir juokingesnis. Per užgavėnes leidžiama paskutinį kartą prisivalgyti sotaus ir riebaus maisto, nes kitą dieną prasideda gavėnia. O kas yra gavėnė? Tai 7 savaitės iki kitos kalendorinės šventės Velykų, besitęsiantis ramybės ir susikaupimo laikas, kuris labai svarbus visiems krikščionims. O, kaip įdomu, aš taip pat noriu dalyvauti užgavėnių šventėje. Tuomet tau reikia išsirinkti kaukę. O, kaip sunku apsispręsti, jos visos tokios skirtingos. Taip, robotuk, paklausyk, gal trumpi pasakojimai apie užgavėnių kaukes ir persirengėlius tau pagelbės. Velnias nedidelis, apsirengęs juodai, turi riestą uodegą ir kaukę su ragais. Jis judrus, labai drąsus, nuolat krečia išdaigas. Net ir neįleistas įsiveržia į namus. Velnias kalba nesuprantama velnių kalba. Jis nesiskeria su šakėmis, vis taikosi su jomis ką nors pasmeigti. Pajuokdami, velniai dėkoja už blogus darbus, už keikimąsi. Raganos vilki senus, purvinus suplyšusius drabužius. Gali būti be kaukės. Tuomet veidą išsidažo suodžiais, anglimis. Raganos lenda prie žmonių bučiuotis, o bučiuodamos juos ištepa. Jos buria iš delnų, kortų, pranašauja laimę. Jei jų nepavaišina, labai supyksta ir žada užkeikti namus, užleisti juos žiurkėmis. Ožio kaukė dažniausiai drožiama iš kelmo ar medžio gabalo ir aprišama skudurais. Dideli ragai ištepami derva, kad niekas ožio už jų netampytų. Ožiui prikabina lininę barzdą. Geriems šeimininkams jis linki gero derliaus, sėkmės auginant gyvulius. Netvarkingų sodybų kiemuose ožiai bado ragais duris, numestus daiktus. Šis užgavėnių veikėjas ant kaklo turi daug skambančių žvangučių. Jis šuoliuoja per kaimą garsiai žvengdamas. Arklys per užgavėnes yra visų laukiamas, nes nuolat krečia pokštus ir išdaigas, šokinėja, spardosi, žvengia. Čigonai vilki įvairiaspalviais suplyšusiais drabužiais. Vyrai būna su bizūnais, moterys su vaikais, kuriems vis prašo dovanų. Būna ir be kaukių, tačiau tuomet veidą išsitepa suodžiais anglimi. Čigonės siūlosi paburti. Kol vienos čigonės buria, kitos stengiasi ką nors pavogti ir paslėpti po sijonais. Kartais čigonai pasislėpę kišenėje nešasi butelį vandens, kuriuo aplieja žmonės. Gervė pavasario pranašė. Jie rengiasi aukšti vyrai. Gervės kaukę daro įvairiai, kaip tik kas sugalvoja. Gervė ir elgiasi labai įvairiai. Dažniausiai žnaibo vaikus, jaunas merginas, šokinėja, apžiūri visus puodus. Giltinė susisuka į didelę baltą medžiagą, ant kurios gali būti išpiešiami griaučiai. Jai prie ausų pakabinami žvangučiai. Giltinė būtinai nešasi per petį permestą medinį dalgį, kurį nuolat galanda. Giltinė labiau kimba prie senesnių žmonių. Šio užgavėnių personažo labiausiai bijo vaikai. Oho, kiek daug sužinojau apie užgavėnes ir kaukės. Labiausiai norėčiau pasipuošti arklio kaukę. Norint pajusti šventę, būtinai reikia įsijungti į persirengėlių būrį. Eime, robotuk. O kas vyksta čia? Tai lašininis ir kanapinis, vieni svarbiausių užgavėnių persirengėlių. Lašininis storas, sotus, persivalgęs, o kanapinis liesas, alkanas. Jie abu labai pykstasi, kovoja ir bando išsiaiškinti, kuris stipresnis. Tai žiemos ir pavasario kova. Matai, robotuk, lašininis pabėgo, nugalėjo kanapinis. Vadinasi, jau greitai turėtų ateiti pavasaris. Svarbiausia užgavėnių veikėja – morė. Šventės pabaigoje ji sudeginama. Morė
Tai baidyklė aprengta moteriškais drabužiais. Jis simbolizuoja blogio išvarymą, kovą su negerovėmis. Gaila, kad šventė jau baigėsi. Buvo taip smagu. Robotuk, nenusimink. Lietuvoje mes švenčiame labai daug įvairių ir įdomių švenčių. Daugelis švenčių švenčiamos visada tą pačią dieną, o užgavėnės kasmet švenčiamos vis kitų laikų, bet būtinai antradienį. Nuo užgavėnių datos priklauso ir kitos kalendorinės šventės Velykų laikas. Supratau, tai šios šventės neturi nuolatinės datos kaip kitos, o jas skiria 7 savaitės. Taip, Robotuk, o dar tiksliau 46 dienos. O kodėl man nieko nepasakojote apie Velykų šventę? Klausyk, Velykos tai gamtos nubudimo šventė. Velykų šventei pradėdavo ruoštis prieš kelias savaites. Į žemės pripiltus indus pasėdavo avižų, miežių, kad spėtų sudygti želmenys. Vaikai iš šiaudų, kiaušinio kevalo darydavo įvairaus dydžio paukščius ir kabindavo juos kambario palubėje ar ant medžio šakų. Būtinai sutvarkydavo namus ir žinoma laukdavo svarbiausias darbas – kiaušinių dažymas. Kiekvienas norėdavo, kad jo margutis būtų gražiausias, kitoks nei visų. Kiaušinius dažė viena ar keliomis spalvomis, jos skutinėjo, margino vašku. Ir senovėje, ir dabar daug vaikų Velykų rytą skuba kuo anksčiau atsikelti, nes Velykų bobutė, dar vadinama Velykė, naktį atneša ir kiekvienam vaikui palieka po 2 margučius ir kitokių dovanų. Vėliau visa šeima sėda prie stalo ir bando išsiaiškinti, kieno margutis stipriausias, dauždami vieną kiaušinį su kitu. O pavakarį vaikų laukia pats populiariausias Velykų žaidimas – margučių ridenimas. Dabar jau žinau, kad ir šioje šventėje labai norėsiu dalyvauti. Turi būti be galo įdomu. Ar galėsiu? Žinoma, Robotuk, galėsime šią šventę švęsti visi kartu. Puiku!